Hallo, hallo. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Wie geht es Ihnen? Guten Abend. Sveikos ir sveiki, kaip jums sekasi, labas vakaras. Šiandieną atsipalaiduojam nuo žodžių ir truputėlį nuo žodyno, nuo žodžių mokymosi ir vėl grįžtam truputuką prie gramatinės konstrukcijos. Kad šiek tiek pakeistume, būtų įvairiau ir be kita ko, žodžiai be gramatikos nieko neduoda ir gramatika be žodžių lygiai taip pat. Taigi, šiandieną kalbėsim apie jungtuką als ob. Jungtukas als ob varo veiksmažodį į galą, taip pat kaip jungtukas das arba weil, kurie jau jums gerai žinomi. Tik tai jungtukas als ob prašo tariamosios nuosakos konjunktyv 2. Ir jis verčiamas lyg tai, lyg ir. Dabar kas tas konjunktyv 2, jūs tikrai prisimenat. Ich würde gehen, aš eičiau. Ich wäre, aš būčiau. Ich hätte, aš turėčiau. Ich müsste, turėčiau. Sollte, turėčiau. Könnte, dürfte, galėčiau. Tik aišku, skirtingose vietose vartojame, ar ne? Müsste, sollte ir könnte. Müsste, sollte ir könnte, dürfte, jie vartojami, jie kaip ir poros. Müsste, sollte pora, ne? Müsste, sollte pora, turėčiau. Ir könnte, dürfte pora, galėčiau. Bet iš tikrųjų tai yra skirtingi žodžiai ir vartojami skirtingose situacijose ir jų reikšmės skirtingos. Bet tai irgi tariamoji nuosaka. Turėčiau, galėčiau, ne? Möchte, norėčiau. Praeities laiku. Ich hätte gegessen, būčiau valgęs, valgiusi, pavalgęs, pavalgiusi. Ich wäre gegangen, būčiau ėjęs, ėjusi, nuėjęs, nuėjusi. Ne? Tai va su šituo jungtuku būtent konjunktyv 2 vartosim. Taigi keliaujam pas skaidres ir žiūrim. Als ob, kaip ir sakiau, lyg arba lyg tai, lyg ir. Tut so, als ob mich nicht kennen würde. Jis elgiasi taip, lyg jis manęs nepažinotų. Ne? Als ob ir tariamoji nuosaka konjunktyv 2 yra kennen würde. Toliau. Tai va, tai toks iš tikrųjų, kas dar pavyzdžiui. Tut so, als ob nicht hungrig wäre. Ne? Tut so, als ob nicht hungrig wäre. Jis elgiasi taip, lyg nebūtų alkanas. Ja. Tut so, als ob viel Geld hätte. Jis elgiasi taip, lyg turėtų daug pinigų ir panašiai. Tai dabar pabandykime teorijos tiek, pabandykime padaryti tai praktiškai. Pirmiausia, sujunkim, kas su kuo tinka. Wir stehen, mes stovime, du siehst so aus, tu atrodai taip, wir sehen so aus, mes atrodome taip. Toliau, als ob wir sehr müde wären, lyg būtumėm labai pavargusios. Als ob wir den Weg nicht wissen würden, lyg nežinotume kelio. Als ob du sehr arm wärest, lyg būtum labai neturtingas, neturtinga, vargšas, vargšė. Ne? Ir matot, als ob ir wären. Als ob, wissen, würden. Als ob, wäre. Ne? Visur yra als ob ir konjunktyv 2. Tai dabar wir stehen, kurį imtumėm. Ar als ob wir sehr müde wären? Ar als ob wir den Weg nicht wissen würden?
ar als ob du sehr arm wärst. Kaip manot, kuris variantas čia būtų tinkamiausias? Pirmas, antras ar trečias? Wir stehen. Na ir pirmas, antras ar trečias. Galite jūs tiesiog man parašyti. Pirmas, antras ar trečias, kaip manot? Wir stehen, als ob. Pirmas variantas, antras ar trečias. Ar mes stovime lyg būtume labai pavargę? Ar mes stovime lyg nežinotume kelio? Ar mes stovime lyg tu būtum neturtingas, neturtinga, labai neturtingas, neturtinga, vargšas, vargšė? Na, aš manau bus antras, taip? Wir stehen, als ob wir den Weg nicht wissen würden. Mes stovime lyg nežinotume kelio. Toliau antras. Du siehst so aus. Ir kurį dabar rinksitės? Als ob wir sehr müde wären, lyg būtume labai pavargę. Als ob du sehr arm wärst. Lyg tu būtum labai neturtingas, neturtinga, vargšas, vargšė. Kuris iš tų variantų? Ar tu atrodai taip, lyg mes būtume labai pavargę, ar tu atrodai taip, lyg būtum labai varganas, vargana, vargšas, vargšė, neturtingas, neturtinga. Na, aš manau, du siehst so aus, als ob du sehr arm wärst. Tu atrodai taip, lyg būtum labai neturtingas, neturtinga, vargšas, vargšė. Ar sutinkat su manim? Ir paskutinis. Wir sehen so aus, als ob wir sehr müde wären. Mes atrodome taip, lyg būtume labai pavargę. Kita skaidrė. Du siehst so aus, tu taip atrodai, ich fühle mich so glücklich, aš jaučiuosi tokia laiminga, arba toks laimingas. Macht so, jis daro taip. Ir kita pusė, als ob ich Geld gewonnen hätte, lyg būčiau laimėjusi pinigų. Als ob du zur Hochzeit gehen würdest, lyg tu eitum į vestuves. Als ob sehr reich wäre. Lyg jis būtų labai turtingas. Lyg jis būtų labai turtingas. Als ob sehr reich wäre. 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 Lyg jis būtų labai turtingas. Dabar kas prie ko? Du siehst so aus, tu atrodai taip, lyg kas? Aš būčiau laimėjusi pinigų, tu eitum į vestuves, ar jis būtų labai turtingas. Kuris variantas jūsų manimų tiktų labiausiai? Tu atrodai taip, du siehst so aus, tu atrodai taip, lyg. Ar pirmas variantas, lyg aš būčiau laimėjusi pinigų, ar antras variantas, lyg tu eitum į vestuves, ar trečias variantas, lyg jis būtų labai turtingas. Na, tikriausiai antras, ar ne? Du siehst so aus, als ob du zur Hochzeit gehen würdest. Tu taip atrodai, tikriausia, turim omeny, tu taip gražiai atrodai, ar ne? Tu taip atrodai, lyg eitum į vestuves. Toliau, ich fühle mich
so glücklich. Aš jaučiuosi toks laimingas arba tokia laiminga. Ir kuris dabar iš jų? Ar lyg būčiau laimėjusi pinigų, ar lyg jis būtų labai turtingas? Kuris iš jų? Pirmas ar paskutinis? Antro jau nėra, mes jau jį panaudojam, tai pirmas ar trečias? Aš jaučiuosi toks laimingas arba tokia laiminga, lyg būčiau laimėjusi pinigų, ar lyg jis būtų labai turtingas. Kuris variantas čia tiktų? Na, ich fühle mich so glücklich, als ob ich Geld gewonnen hätte. Ja? Ar sutinkat su manim? Ich fühle mich so glücklich, als ob ich Geld gewonnen hätte. Na, aš jaučiuosi toks laimingas arba tokia laiminga, lyg būčiau laimėjęs arba laimėjusi pinigų. Ir paskutinis, macht so, kas belieka, als ob sehr reich wäre. Jis elgiasi taip, lyg būtų labai turtingas. Toliau žiūrim. Jeigu kas neaišku, iš karto laukiu klausimų, užpilkite klausimais. Na toliau. Sieht so aus. Jis atrodo taip. Oi, atsiprašau. Sieht so aus. Tuo minutę du siehst ich fühle Vietuvė. Gerai. tą skaidrę įdėjau, gerai. Es sieht so aus, taip atrodo, lyg, ne? Ich habe ein Gefühl, aš turiu jausmą. Viele Menschen machen so, daug žmonių elgiasi taip. O kita pusė, als ob ihr euch streiten würdet, lyg jūs ginčytumėtės, als ob sie einander nie brauchen würden, lyg jiems arba joms vienas kito, viena kitos niekada nebereikėtų. Ir als ob alle Angst hätten, lyg visi bijotų, kažko bijotų. Ne? Čia truputėlį sudėtingiau. Taigi, pirmas. Es sieht so aus, atrodo taip. Čia aš atsiprašau už tuos visus tokius garsus, tokius klem, todėl kad, Facebookas įjungtas ir aš esu tiesioginiai transliacijoje ir aš dirbu ir Facebookas dirbu. Tai jeigu taip atsitinka, kad kažko neišgirsta, tai paklauskit, arba jeigu taip atsitinka, kad aš pati jaučiu, kad mane pertraukia koks nors garsas, aš pakartoju dar kartą tą patį. Nes kai esi tiesioginiai transliacijoje, tai tie visi Facebooko tos rautas, jis nenori jaučiasi. Taip, tai es sieht so aus, atrodo taip, als ob ihr euch streiten würdet, lyg jūs ginčytumėtės, als ob sie einander nie brauchen würden, lyg jie arba jos viena kitos, vieni kitų
niekada nebereiktų, als ob alle Angst hätten, lyg visi kažko bijotų. Kuris variantas čia tiktų? Ar atrodo taip, lyg jūs ginčytumėtės? Ar atrodo taip, lyg vieniems kitų arba vienoms kitų niekada nebereikėtų? Ar kad atrodo taip, lyg visi kažko bijotų? Na, čia tikriausia, aš turėjau omeny pirmą variantą. Es sieht so aus, als ob ihr euch streiten würdet. Atrodo taip, lyg jūs ginčytumėtės, bet žinoma, manau, kad kas sugalvosit, es sieht so aus, als ob alle Angst hätten, taip atrodo, lyg visi kažko bijotų, irgi būsite teisūs, nes prasmės atžvilgiu viskas tinka. Toliau, ich habe ein Gefühl. Aš turiu jausmą, aš jaučiu, arba aš turiu tokį jausmą, lyg vieniems kitų arba vienoms kitų niekada nebereikėtų. Ar lyg visi kažko bijotų, kuris labiau tiktų. Aš turiu jausmą, ich habe ein Gefühl, aš turiu tokį jausmą, lyg vienoms kitų niekada nebereikėtų, lyg visi kažko bijotų, kuris labiau tiktų. Na, aš siūlau trečią. Ich habe ein Gefühl, als ob, ich habe ein Gefühl, als ob alle Angst hätten. Aš turiu tokį jausmą, lyg visi kažko bijotų, lyg tvyrotų baimė. Ir paskutinis sakinukas, tas kas lieka, viele Menschen machen so, als ob sie einander nie brauchen würden. Viele Menschen machen so, als ob sie einander nie brauchen würden. Daugelis žmonių elgiasi taip, lyg jiems arba joms vieniems kitų arba vienoms kitų, pagalbos niekada nebereikėtų. Ne, žmonės susvetimėja. Taip. Toliau. Na, toliau dabar pratimėlis bus truputėlį kitoks. Dabar ką reikia čia padaryti? Čia reikia padaryti tariamąją nuosaką. Tai gali būti ir esamojo laiko tariamoji nuosaka, ir būtojo laiko tariamoji nuosaka. Na, tai gali būti würde, gehen, hätte, wäre, müsste, sollte, könnte, dürfte, möchte, arba hätte gegessen, wäre gegangen. Na, arba daryčiau, arba būčiau taręs dariusi. Taigi, bandom. Du arbeitest so, als ob du alles Geld der Welt verdienen. Na, tu dirbi taip, lyg viso pasaulio pinigus uždirbtum. Na? Du lebst so, als ob du nie sterben. Tu gyveni taip, lyg niekada nemirtum. Du bist auf mich so böse, als ob ich dir was Schlechtes machen.
Tu ant manęs taip pyksti, lyg aš tau būčiau padaręs arba padariusi kažką blogo. Warum hast du so gemacht, als ob du ihn nicht kennen? Kodėl tu taip pasielgiai, padarei, lyg tu jo nepažinotum? Ir dabar tiesiog jums reikia įrašyti tariamąją nuosaką. Viso sakinio neperrašykit, tiesiog įrašykit tariamąją nuosaką. Ne? Tu dirbi taip, lyg uždirbtum viso pasaulio pinigus. Tu gyveni taip, lyg niekada nemirtum. Tu ant manęs taip pyksti, lyg aš tau būčiau padaręs arba padariusi kažką blogo. Kodėl tu taip padarei arba pasielgiai, lyg tu jo nepažinotum? Na, kadangi komentarų nematau, tai aš tiesiog pabandau paskaityti savo atsakymus, kam per greitai, kaip visada susistabdot, pagalvojat, padarot pratimą ir tik tada išklausot atsakymus. Du arbeitest so, als ob du alles Geld der Welt verdienen würdest. Du lebst so, als ob du nie sterben würdest. Du bist auf mich so böse, als ob ich dir was Schlechtes gemacht hätte. Būčiau padaręs, padariusi. Na? Warum hast du so gemacht? Als ob du ihn nicht kennen würdest. Dar kartą. Du arbeitest so, als ob du alles Geld der Welt verdienen würdest. Ne? Tu dirbi taip, lyg uždirbtum viso pasaulio pinigus. Du lebst so, als ob du nie sterben würdest. Tu gyveni taip, lyg niekada nemirtum. Du bist auf mich so böse, als ob ich dir was Schlechtes gemacht hätte. Tu ant manęs taip pyksti, lyg aš tau būčiau padaręs arba padariusi kažką blogo. Warum hast du so gemacht, als ob du ihn nicht kennen würdest? Kodėl tu taip pasielgiai, lyg jo nepažinotum? Ir dar vieną skaidrę, daugiau šiandieną nebekankinsiu. Užduotis ta pati, kaip ir prieš tai. Du hast vor mir Angst, als ob ich dein... Rašybos klaidą radau ar spausdinimą, nežinau. Na va, find turėtų būti, taip? Priešas, find. Ne? Du hast vor mir Angst, als ob ich dein Feind sein. Tu manęs bijai, lyg aš būčiau tavo priešas. Ich verhalte mich viskas gerai. Ich verhalte mich meinen Hunden gegenüber so, als ob sie meine Kinder seien. Aš savo šunų atžvilgiu elgiuosi taip, lyg jie būtų mano vaikai. Sie zittert so, als ob sie etwas Schreckliches sehen. Ji dreba taip, lyg ji būtų pamačiusi kažką baisaus. Du siehst so aus, als ob sie immer unzufrieden. Atsiprašau, ne du. Sie sieht so aus, als ob sie immer unzufrieden sein. Ji atrodo taip, lyg visada būtų nepatenkinta.
Na, vėlgi reikia įrašyti tariamąją nuosaką, taip? Du hast vor mir Angst, als ob ich dein Feind sein. Tu manęs bijai, lyg būčiau tavo priešas. Ich verhalte mich meinen Hunden gegenüber so, als ob sie meine Kinder seien. Ne? Aš elgiuosi savo šunų atžvilgiu arba su savo šunimis taip, lyg jie būtų mano vaikai. Sie zittert so, als ob sie etwas Schreckliches sehen. Ji dreba taip, lyg būtų pamačiusi kažką baisaus. Sie sieht so aus, als ob sie immer unzufrieden sein. Ji atrodo taip, lyg ji visada būtų nepatenkinta. Na, tai gal turim kažkokių idėjų? Vėlgi, skaitau atsakymus, kam per greitai, kaip sakiau, susistabdykit, pagalvokit, kiek jums reikia ir vėl pasileiskit įrašą. Nes transliacija dabar yra gyva, bus vėliau įrašas. Du hast vor mir Angst, als ob ich dein Feind wäre. Du hast vor mir Angst, als ob ich dein Feind wäre. Ich verhalte mich meinen Hunden gegenüber so, als ob sie meine Kinder wären. Ich verhalte mich meinen Hunden gegenüber so, als ob sie meine Kinder wären. Sie zittert so, als ob sie etwas Schreckliches gesehen hätte. Mačiusi. Sie sieht so aus, als ob sie immer unzufrieden wäre. Ja, na dar kartą pasitikrinam. Du hast vor mir Angst, als ob ich dein Feind wäre. Ich verhalte mich meinen Hunden gegenüber so, als ob sie meine Kinder wären. Sie zittert so, als ob sie etwas Schreckliches gesehen hätte. Sie sieht so aus, als ob sie immer unzufrieden wäre. Tai va, šiandien tiek, jeigu bus klausimų, tai laukiu komentaruose. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Montag noch und bis Mittwoch. Tschüss.